Deividas Hokinsas. Paleidimas. Atsidavimo ir susitaikymo kelias. Pirmas skyrius. Įžanga. Kartą, kai buvau paniręs į apmąstymus, paklausiau savęs, kas šiame pasaulyje mums yra negerai? Kodėl laimės būsena tokia trumpalaikė? Kur ieškoti atsakymų? Kaip išspręsti didžiausią žmonijos dilemą? Gal aš išsikrausčiau iš proto, o gal išprotėjo visas pasaulis? Kad ir kokias bandytume spręsti problemas, sprendimai būna tik laikini ir dažniausiai sukelia naujų problemų. Kodėl mūsų protas panašus į voverę, kuris sukasi rate ir negali sustoti? Kodėl mes visi tokie sutrikę? Ar Dievas supranta, ką jis daro? O gal Dievas mirė, kaip kad sakė vienas filosofas? Ar kas nors žino paslaptį, kaip pakeisti gyvenimą? Žmonės sutrikę. Tiesa, yra tokių, kurie sako, kad viskas gerai ir kad jie nemato priežasčių nerimauti. Gyvenimas visiškai paprastas, tikina jie. Bet iš tikrųjų jie gyvenimo nemato. Jie tokie išsigandę, kad į gyvenimą net bijo pakelti akis, todėl skendi iliuzijoje. Sutrikę vadinamieji ekspertai, gydytojai, psichologai, psichiatrai, psichoanalitikai. Tačiau jų sutrikimas subtilesnis. Jį maskuoja sudėtingas profesinis žargonas ir painios mentalinės konstrukcijos. Šie ekspertai turi griežtą įsitikinimų sistemą ir bando juos rėmus įtraukti mus visus. Kai priimama jų požiūrį, kurį laiką pasaulis mums atrodo aiškesnis, tačiau greitai viskas grįžta į senas vėžes. Šiais laikais mes jau negalime pasikliauti oficialios medicinos instrukcijomis. Jos mums nepadės išspręsti didžiausių problemų. Institucijose pernelyg daug biurokratijos, jos pernelyg smulkmeniškai prižiūrimos. Gydytojai daugiausia laiko praleidžia ne su ligoniais, bet pildydami visokius dokumentus ir rašydami ataskaitas. Ligoninių koridoriuose ir palatose gydytoją sutikti sunku. Jie sėdi savo kabinetuose užsivertę popieriais. Medicinos institucijos dabar yra dehumanizuotos. Tikriausiai paprieštarausite man, bet juk turi būti tikrų ekspertų, kurie žino visus atsakymus ir į kuriuos mes, esant reikalui, galime kreiptis. Pažiūrėkime, kas būna, kai mūsų užklumpa kokia nors sveikatos problema. Žinoma, pagal problemos pobūdį vieni einame pas gydytoją, psichologą, psichoanalitiką. Kiti kreipiasi į astrologus, chiropraktikus ar akupunktūrininkus, užsirašo į įvairius holistinės medicinos seminarus, stengiasi harmonizuoti čakras, mokosi kvėpuoti pagal jogų metodiką, gydosi kristalais. Žmonės medituoja, vizualizuoja, kartoja mantras, geria specialias arbatas, bando panirti į religinę ekstazę, vartoja psichotropinius augalus, vandeniu valosi žarnyną, eina pas aiškiaregius ir ekstrasensus, laikosi dietų, daro aerobikos pratimus, puošiasi gydomaisiais brangakmeniais ir gydosi kristalais. Kas dar yra mūsų medicininių priemonių arsenale? Geštalto terapija, homeopatija, naturopatija, reiki, kineziologija, įvairūs masažai, hormonų injekcijos, kamieninės ląstelės, druskų terapija, makrobiotika, pirtys, kurortinis gydymas, vaikščiojimas basomis kojomis po žolę, gydomasis badavimas, vaistažolės, augalų žiedų esencijos, maudynės šaltame vandenyje, tradicinė liaudies medicina, joga, magija, užkeikimai, spalvų terapija, gyvačių nuodai, įvairios monodietos, taro kortos, astrologija, būrimas. Ar tai jau viskas? Žinoma, ne. Dar mes giedame ritualinės genčių giesmes, bandome išgauti pirminį klyksmą, kartojame pozityvius teiginius, einame pas transakcinės psichologijos specialistą, darome gydomosios gimnastikos pratimus, geriame amino rūgščių papildus, ieškome stebuklingos tabletės. Ar tai jau viskas? Toli gražu ne. Skaitome specializuotą literatūrą, studijuojame Nostradamą ir laukiame baisiausių nelaimių.
prisijungėme prie naujojo amžiaus judėjimo, keliaujame į Tibetą ir ieškome dvasinio mokytojo. Apsilankome Lurde ir kitose stebuklingų išgijimų vietose. Maudomės karštuose šaltiniuose, semiamės piramidžių energijos, rūpinamės ekologinėmis problemomis, įstojame į kokią nors sektą, užsirašome į meditacijų grupę, valome aurą, intensyviai lankome saviugdos seminarus ir užsibrėžėme šventą tikslą išgelbėti planetą. Ir taip toliau ir visa kita. Esate tai išbandę? Taip gydytis bandė jūsų draugai? Jūs keitėte įvairius metodus ir kiekvieną kartą tikėjotės, kad pagaliau radote tą, kuris iš tikrųjų bus veiksmingas, taip? Ak, žmonės, jūs tikrai nuostabios būtybės. Jūs tragiški, komiški ir vis dėlto tokie drąsūs, nes nesiliaujate bandę judėti į priekį. Kokia jėga mus visus verčia ieškoti vis naujų atsakymų? Kančia? Taip, kančia. Kas dar? Viltis? Ir viltis, bet yra šis tas daugiau.